Ar aš vienas toks? Ar galimas tiesiog užkravo Lietuvą ir pasaulį? Tipo, aš praeidamas per pradnuko klasę matau rankose veipus. What the fuck, šitas reikalas eina iš kontrolės. Kaip visą tai prasidėjo? Aišku, šitas trendas atėjo iš užsienio, su veipais kaip Juul ir Elf Bar. Ir taip, šitas šūdas pateko į vaikų rankas. Nuo to laiko pagal 2021 metų statistikas matome, kad daugiau nei 31% 15-mečių ir vyresnių žmonių pastoviai garina. That's crazy, pagalvojus. Ir čia rašo nuo 15 metų, nes kas pagalvotų, kad ir jaunesni garina. Na, bet aš žinau visą tiesą. Aš savo akimis mačiau, kaip dileriai parduoda modus, vienkės, skyščius, nuo fucking 11 metų. Taigi kaip dabar atrodo mokyklos, kai toks šūdas vyksta? Well, atrodo taip, kaip ir įsivaizduoji. Kas trečias per pertrauką, ar net per pamoką eina į lauką arba į tūliką, susileis nikotino dozės. O dar yra individų, kurie vapšė klasiai bando stelt veipint, jis yra ant tiek addicted. Tipo, ir mokytojai nieko nesako. Soskė atėjo rugsėjo 2 dieną, pasakė, kad šiais metais visiškai nebus toleruojama. Nei cigės, nei veipai, nei energetiniai. Ir karočią rugsėjo 3 dieną jau pusė vaikų garina laukia už mokyklos. Bizė, aš nekomplaininu, all good. Tu dabar net negali nueiti į tualetą ir išvengti kažkokią debilo garsiai išleidžiančią debesies tau prie patausies ar į veidą. Tai po ką daryt, kai for real nori nusišikti ar nusimyšti, tada turi stovėti tarp 5 garintojų prie vieno pisuaro ir dar visi žiūri į tavo cipuką. What the fuck, seni? Aš tipo at this point iš vis nebelankau mokyklos tūliko. Aš mielai praleisiu pusę pamokos, kad nueiti džimo tūliką ar vapšė grįžti namo, kad nusišik. Vapšė nebeįdomu. Aš nesuprantu, kaip jokie mokytojai neapsilanko tūlikė ir nesigaudo, nes kiek žinau, jie vapšė neįsivaizduoja, kas ten vyksta ir nesiema veiksmų. Na. Žodžiu, nebešnekant apie mokyklą, garinimas yra visur. Aišku, ne taip kaip mokykloje, bet aš buvau matęs kaip tiesiog grupelė vaikų kažkur 12-14 metų garina vidury autiko. Ir taip aš net nemanau, kad dėl to, kad kieti atrodytų. Tiesiog nes fucking addicted yra. Jeigu ir dėl to, kad kieti būtų, tai seniai hell, nichuja kietai tu neatrodai. Jei tu, žiūrint į šitą video, garini autikę pastoviai, fucking nustok. Ant manęs vakar bičias autikė pradėjo rėkti, nes kalbėjau su draugu. Tai ką tu darai rūkydamas? Tipo geras prankas. Bet kai žinai, kad fucking nebelankysi tu to autobuso iki gyvenimo galo, tiesiog permanent bana pistol. Bet čia visai jokinga pažiūrėti, kaip garina autikė. Bet dabar apie tos kurie nesako savo šeimai, kad garina, nieks nežino ir kažkaip vis tiek sugeba garinti. Tipo, kai visa šeima namuose. Taigi yra toks dalykas kaip stealth garinimas. Tai tipo įtraukia dūmų, bet neišputi po kelių sekundžių, o biški palaikai kelias sekundės ir tada įkvėti pro nosį ir pro burną dahoja oro. Ir tada dar biški palaikai ir tik tada išputi ir nebūna jokių dūmų. Šitas visas procesas trunka kažkur nuo 8 iki 15 sekundžių. Aišku, kuo ilgiau laikai, tuo geriau. Bet ten kiek down bad turi būti, kad šitą daryti. That's crazy. Kaip tu gali fucking dūmus? Tipo fucking dūmus, kurie kenkia vaikams. Kaip biški pavosto, tai visus susikvieti savo tiesiai į plaučius. Ir tipo ramiai gyventi kiekvieną dieną tai žinodamas. Į video aš karočią. Nieko ką sakiau šitam video nebandykit namuose ir nebesvaikit.